Ką? Sėdynės. Ne, tai galim pavažiuoti. Biškį pabandykit dabar pristabdyti. O. Pabandykit biškį paspaus gazą. Reikia žiūrėti, kad pačio laido neužkabint. Jeigu, uždarinėsit patį dangtį. Nuleidimui yra naudojami du mygtukai. Tai vienas, kaip matėt, nuleisti šitas, jisai sustoja ir tada yra apatinis patį jį nuleisti. Tai jo, šia laikomės. Nu ir įvažiuokite vidų. Labai tas vežimas jautrus. Dabar čia yra pagrindiniai 3 valdikliai. Tai yra atgal, yra aukštis reguliuojamas ir yra pasukamumo kampas. Tai jums reikėtų jį pasistumti atgal maksimaliai. Jeigu galit biškį atgal pavažiuokit. Pabandykit pats, paimkit tą, spauskit mygtuką. Trečią. O. Persėdimui lentutę turit gal, ar ne? Turim. Atnešk lentutę. Ne, tai mes Jūs pabandykit tai pasistatyti, kad jums būtų patogiausia perlipti. Galbūt dar atgal pavažiuos. Iki galo atgal. Va. Ir dabar ir su šitu į priekį biškį. Ne, per daug. ne per daug, gerai. Čia praktiškai lentos nereikia. Čia tokia mašina nenaudoja lentų. Nu, nepatogu. Nereikia čia lentos. Nereikia, ne? Ne. Bet čia be lentos. Tiesiai tiesiog, čia žiūrėjau. Tai dabar kampą pasisukit, kad tiesiai sėdėtumėt. Dar pasisakyti, netiesiai. Nes tas klius. Šitą 6. Aukštį pasireguliuokit. Aceleratorius pats veikia, kai į save traukia. Gal čia galėtų pasiekti kažkodėl.
Atvažiuosi. Pabandom palaukti biškį gal. Žemiau. A, gerai. Va, akceleruoja. Mes galėsim pareguliuoti pagal jūs dar šiek tiek, jeigu jums Ką? sėdynės. Ne, tai galim pavažiuoti. Šitą. Jo. O kad, žiūrėkit, kad atlaisvinti, tai panašiai kaip rankinį, reikia tiesiog paspausti į priekį. Matot, atsileido. Ir viskas atleidžiat, jisai pradeda važiuoti. Tai po biškį pabandykit dabar pristabdyti. O. Pabandykit biškį paspaust gazą. Ne, čia mano diržas. Čia gal diržas žmogus užsisėdė? Jo, čia dėl diržo. Dar prisiseks. Tai dabar įspauskit stabdį. Ir jo, užfiksavot, ne? Mygtuko nereikia spausti, kuomet norit atleisti. A, šitą. Tai va, biškį po biškį. O. Kas čia? Jis tikrai greičiausiai laido prie sėdynės. Kažkas cypia. Rankinį nuleidžiu. Kur jis yra? Žinau, kažkas čia. Nes sustokit, nes raudona lemputė dega. Raudona lemputė dega. Pabandykit atleisti. Dabar įspauskit. Įspauskit ir palaikykit.